kiekvieną klausimą arba kiekvieną puolimą. O tikslas mano yra paprastas. Aš esu lygiai toks pats, kaip čia sėdintis kiekvienas iš jūsų. Lygiai toks pats. Aš turiu vieną vienintelį tikslą. Ir beje, kaip ir jūs, kiekvienas iš čia esančių, aš lygiai taip pat norėčiau turėti privatumą maksimalų, kurį turit jūs. Aš lygiai taip pat norėčiau turėti galimybę uždirbti tiek, kiek aš galiu uždirbti, aš dabar pakankamai uždirbu. Bet aš renkuosi ne privatumą, aš renkuosi apsiribojimą tam, kad pakeisti Lietuvą ir aš matau labai aiškius elementus. Aš galiu vieno davę atsakymas paskaitos 5 elementus. Mes neturim Lietuvoje ir dėmesio nei vieno galiojančio ir veikiančio tiesioginės demokratijos instituto. Nei vieno. Jeigu jūs galvojat, kad įvyks referendumas dėl pilietybės išsaugojimo, tai politika jūs apgaudinėja. Jisai neįvyks. Aš jums galėsiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad jis neveikia. Referendumas techniškai šitas institutas, kuris yra įtvirtintas konstitucijai, jis tiesiog neveikia. Kodėl? 50% nuo balso teisę turinčių žmonių turi atvykti ir fiziškai balsuoti tam, kad būtų laikoma, kad referendumas įvyktų. Seime, savivaldoje, kai renkam, tą procentą pasiekti yra be galo sunku. Jau čia yra labai sudėtingas kartelė, kurią reikia įvykdyti tam, kad referendumas įvyktų. Dar toliau, tam, kad būtų nubalsuota už. Žinot, kiek turi nubalsuoti už? Atspėkite. Normalu, balsuojant už, kad būtų 50 plus 1 nuo visų atvykusių, ar ne? Tai būtų normalus balsavimas. O žinot, kaip yra įrašyta referendumo įstatyme? 50 plus 1 nuo visų balso teisę turinčių. 50% plus 1 nuo visų balso teisę turinčių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, atvyk turi ir dar tas pats atvykęs žmonių skaičius turi nubalsuoti už. Tai yra techniškai neįmanomas. Kitaip tariant, tai yra tik teorinė galimybė, kurie jums liuliuoja ir sako, jo, mes už jūs, mes norim jums padėti. Realiai šitas referendumas eilinį kartą neįvyks. Antras, yra tokia piliečių iniciatyvos teisė įstatymų. 50 000 parašų ir įstatymą privalo svarstyti Seimas. Jis neveikia šitas reguliavimas. Tiesiog nėra nustatyta jokių terminų ir jūs 50 000 parašų surinksi ne kartą Lietuvoje, surenka 50 000, prašo, kad būtų svarstomas įstatymas, gali parlamentas nepriimti, jis gali atsisakyti, jis gali pakeisti, bet svarstyti jis privalo, tai yra konstitucinė norma, yra nesvarstoma. Paimama į stalčių ir įdedama viską, kodėl? Tai kad sako, žiūrėkit, terminų tai nėra, yra svarbesni įstatymai, mūsų svarbesni, o tą vėliau svarstysim. Toliau nėra antras argumentas. Trečias, nėra jokios politikos atsakomybės. Jokios. Nei politinės, nei teisinės. Ir aš tai sakau labai pagrįstai. Vienu metu vyriausybėje buvo 4 ministrai, kurių pavardės buvo iki teisinio tyrimo minimos. 4 ministrai. Šiuo metu finansų ministrė yra minima iki teisinio tyrimo dėl korupcinėme iki teisinio tyrimo. STT pradėtume dėl čekučių skandalo. Taip? 15 000 pasiėmė, 15 000 išlaikė, prasidėjo tyrimas, grąžino ir ką? Viskas. Finansų ministrė, kuri valdo 17 milijardų biudžetą Lietuvos. Mes rimtai kalbame apie politinę atsakomybę, tai yra blefas, jau jos nebėra. Būtina politinė ir teisinė atsakomybė. Ir paskutinis 4 elementas, kuris yra labai svarbus, tai yra viešo intereso gynimas. Visuomenė negali ginti viešo intereso. Kas yra viešas interesas? Viešas interesas tai yra asmens teisė, reiškia, tai ieškinys į teismą dėl žalos atlyginimo visai visuomeniai. Kreipiasi kažkas į teismą ir atlyginimo žala visai visuomeniai. Prokuratūra tai yra vienintelė institucija, kuri turi teisę ginti viešą interesą. Jeigu jums pasako, neginsiu viskas. Pavyzdys buvo su ESO. 160 milijonų susirinko per 4 metus. Žmonės sako, kada jūs mums grąžinsit? Sako, po 15 metų. Čia lygiai tas pats, kas nueit pas kaimyną, pasimti 100 eurų, nueiti į kazino, dabar labai madinga Lietuvoje, 40 milijonų galima prapilti kazino, pasimti kazino, reiškia, prapilti jos ir po to grįžti pas tą kaimyną, sakyti, grąžinsiu po 15 metų. Ir nieks negali ginti šito viešo intereso, tik prokuratūra sako, neginsi viskas. Jeigu užsukt mechanizmą, kad viešą interesą galėtų ginti visuomenė, tuomet atsirastų žala. Faktas. Atsirado žalai, atsiranda ir teisinė atsakomybė. 4 elementai. Ir jeigu bent 3 iš šitų 4 elementų įgyvendint, piliečiai jausis atstovaujami valdžios. Piliečiai bus
teisė ir galimybė spausti valdžią, vykdyti tai, ko jie nori. Ir tai yra pagrindinis tikslas, nes Lietuvoje žmonės nesijaučia valdžios atstovaujami. Aš taip užtiesiu, tai čia visa programa. Taip, ir visai nukeliavot nuo klausimų. Aš klausiu, koks jūsų tikslas šitose rinkimuose, bet dar jeigu gerai grįžtam prie to, ką jūs pasakėt, ir tada vis tiek dar norėsiu išgirsti, koks yra tas jūsų tikslas. Tai, ką jūs šnekate apie referendumą, ar ne, pabrėžiat, sakykime, tą visuomenės įsitraukimą į demokratinius procesus, tai yra referendumo įstatymas, ten yra 300 000 riba, kuomet turi būti poreikis iš 300 000 piliečių ir žmonės gali organizuoti referendumą. Tai turbūt ta riba nustatyta irgi ne šiaip savo. Kad nebūtų kažkokių tai referendumų, kaip mes su jumis štai skrisdami į Londoną kalbėjom dėl cukraus kainos ar dėl kažkokie, ar ne? Ir turbūt visos šalis yra pasidariusios kažkokią sveiko proto sistemą. Tai čia viena tokia pastaba apie tai, ką jūs šnekėt. Dar kitas dalykas, ar jūsų programoje, nes aš nemačiau jūsų programos, vieną tik tai mačiau sakinį, kurį jūs man rodėt. Ar jūsų programoje yra įrašyta dvigubos pilietybės šita visa tema? Kur nors jinai yra atspindėta, nes aš nemačiau, tai negaliu pasakyti, nes jūs jau dar neparodėte niekam. Yra atskleista. Mes esam keturiese, kiek aš prisimenu iš kandidatų viešai publikavę VK. Kol kas ryškiausi kandidatai, nei Šimonytė, nei Nausėda nėra publikavę savo programos rinkiminės, bent trumposios. Ta prasme, jūs nieko nerasite apie juos. Čia yra iš viso nuostabus... Bet dviguba pilietybė yra ten įrašyta? Aš turiu programų, savo nuostatas dėl dvigubos pilietybės. Jūs pasakykite. Tai pirmas dalykas dėl tikslo, man yra nuolat keista girdėti tą klausimą dėl tikslo, nes tas tikslas turėtų būti labai suasmenintas, ne? Jis turėtų būti, man čia reikėtų, aš kažką turiu gauti, kažkokį interesą turiu gauti, negaunu jokio absoliučiai interesą. Aš darau tai, ką manęs prašo daryti visuomenė nuo 21 metų, net nuo anksčiau, tą, ką aš darydavau, gindavau žmogaus teises, aš pajutau didžiulę prašymus ir didžiulės palaikymą, kad tą reikėtų daryti, ir aš darau tai su tikslu vienu, apsiriboti save, dėja, bet tektų apsiriboti save labai rimtai, ir pakeisti Lietuvos politinį valdymą į tokį, kuris girdėtų visuomenę. Tai vienas dalykas. Dabar antras dalykas dėl, jūs kalbėjote apie referendumą, tai referendumo 300 000 kartelė yra nustatyta konstitucijai. Tuo metu, žinot, kiek buvo Lietuvoje piliečių? Virš 4 milijonų. Šiuo metu mūsų yra 2,2 balso teisę turinčių milijonų. Tai atstumas tarp to, kas buvo tuomet ir kas yra dabar, jis yra susiaurėjęs tiek, kad realiai 300 000 jau neatspindi. Kiek jūsų manimo reikia sumažinti? Reikia svarstyti, galėtų būti iki 100 000, 150-100 000. Ir tai būtų visiškai protinga riba, kuri leistų visuomeniai diskutuoti svarbiausias valstybės klausimas. Bet jūs, ponė Vėgėlė, manipuliuojate šiuo klausimu. Absoliučiai. Absoliučiai taip, todėl kad, turbūt va čia Anglija gali geriausią pavyzdį galima pateikti, kaip įvyko referendumas dėl Brexito. Tai irgi buvo Camerono pasakyta mintis, gal kažką čia padarykim. Padarė, yra pasekmės. Jūs norit sukurti sistemą tokią, kokios neturi nei viena šalis iš esmės, kur kiekvienas klausimas būtų sprendžiamas referendumu, bet kokį, ne bet kokiam, sakykime, 100 000 žmonių pasikreipti. Žiūrėkit, jūs jau mane neteisingai suprantate, arba interpretuojate. Dar kartą kalbu. Esminiai valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Tai yra konstitucinė norma. Per 34 metus mes Lietuvoje turėjom galimybę surengti vienintelį referendumą, kuris beje nepavyko. Tai negi galima sakyti, kad referendumas veikia kaip institutas, jeigu jis net nesurengtas buvo. Per mūsų visus tos virš 30 metų mes nesurengėm nei vieno referendumo, net ir konstituciniais klausimais. Tai mano supratimu, tai yra netiesa sakyti, kad, reiškia, tas referendumas veikia. Jis neveikia. Ir reikia padaryti, kad šita konstitucinė norma veiktų. Tai labai aiškiai. Ir nereikia bijoti tautos. Tauta nėra kvaila, tauta priims tokius sprendimus, kokius turi priimti. Jeigu mes galvojam, kad esame gudresni už piliečius, tai tada nereikia eiti ir padėti jam valdyti. Politikas turi atstovauti. Taip, bet pas mus yra sistema, kur leidžia kiekvienam iš mūsų dalyvauti demokratijoje, renkant atstovus į
valdžios institucijas ir prezidentą tame tarpe. Jūs teisės. Ir po to išrinkus valdžia ateina ir pasako, išsirinkot mus, aš cituoju, ir dabar 4 metus pakentėkit. Ar tai yra normali sistema? Ar tai yra normali sistema? Taip, pone Vėgėlė. Jūsų tam tikrai sprendimai. Jūs irgi galite pasakyti, kad kažkur gal nusigrybavote, atsiprašau šitą žodį, ne? Tai ko gero ir tas jūsų nuolatos minimas sakinys lygiai taip pat gali pavadinti. Ir man atrodo, po to buvo šioks toks pripažinimas, kiek aš atsimenu, kad buvo pasakyta ne visai teisingai šią atveju. Freudo teorijas, tai čia yra labai ryškus Freudo pasiekmė. Dėl to, kad tai, ką galvoji iš tiesų, tai tau išsprūsta lūpose. Ir taip ir atsitiko konkrečiai toj situacijai, nes akivaizdu, kad absoliučiai jokio dėmesio į piliečius nėra. Aš važiuoju per Lietuvą dabar per daug regionų pravažiavau. Žinot, ką žmonės daro, kai aš pasakau apie atotrūkį, sako, mums jau atsibodo, mes norim bent kiek būt dirbti. Ir aš pasakau esminę frazę, paklausykit. Aš pasakau taip, žiūrėkit, nežadėsiu jums pensijų, sakau. Žmonėm regionuose, kurių pajamos vidutinės yra labai žemos, aš jau nežadėsiu jums socialinės paramos kažkokios, tai politikai tik atvažinėja jums ir žada. Aš nežadėsiu jums ten kažkokių tai išmokų ir taip toliau. Jūs moderatoriai esat, nediskutantė, neįsiliauskite. Ir po to, ir po to, kai aš visą šitą dalyką pasakau pagrindinę problemą, tai yra politikų atotrūkį nuo valstybės piliečių, tuomet žinot, kas būna? Aplodismentai. Dėl to, kad tai yra realiausia problema, kuri dabar Lietuvoje yra. Nes daug kur kažkur valstybė taip, klupdama, bet ir važiuoja. Šitoje vietoje mes esame, politinė sistema yra absoliučiai nugrybavusi į... Gerai, grįžkim prie to, apie ką yra prezidentas ir prezidento institutas, ar ne? Šitas irgi yra prezidento institutas. Taip, bet man atrodo, kad jūs labai taip brendate į premjero, į vyriausybės daržą su tam tikrais pasakymais. Prezidento institutas yra apie užsienio politiką. Labai svarbi prezidento instituto dalis, ar ne? Ir ypatingai dabartiniam kontekste, dabartinėje aplinkoje, kurioje mes gyvenam. Tai čia yra svarbus niuansai, kad mes suprastume, kaip jūs matot visą šitą užsienio politiką. Tai čia jau dabar cituoju tai, ką uždavė jūsų rinkėjai, kokius klausimus. Su kokia valstybė siektumėte pagerinti santykius per savo kadenciją? Pirmas dalykas apie prezidento kompetencijas ir atsakysiu iš karto tai. Trumpai. Prezidento kompetencijos yra didelės. Konstitucija nustato begalės prezidento kompetencijų. Klausimas, ar prezidentas nori tas kompetencijas paimti į gyvenimą. Ar jisai nori ramiai sėdėti ir nieko neveikti. Pavyzdys. Finansų visas sektorius Lietuvoje yra realiai monopolizuotas, oligopolinė rinka. Žinot, kas skyrė Lietuvos banko valdybą visą? Visą valdybą. Prezidentas. Jūs girdėjot, ką nors Lietuvos Respublikos prezidento pasakymą, ko jis norėtų iš finansų rinkos? Išskyrus pirmininką. Pirmininką įsteigia ir, reiškia, Seimui tvirtinti. Ir taip toliau. Tai prezidento galios yra didžiulės. Kiekvienas apie prezidento galios Antras dalykas tai yra apie užsienio reikalus. Prezidento stipriausios galios yra ne užsienio reikalus, o teisingumo sistemoje. Jeigu pažiūrėtume, kiek Grybauskaitė per savo laiką paskyrė teisėjų, jinai pakeitė ir paskyrė bent trečdalį Lietuvos teismų korpusą. Pone Vėgėlė, jūs dabar visą savo laiką kritikuojat kažką. Jūs pasakykite, ką jūs darysite arba ką jūs siūlote. Aš labai konkretų klausimą uždaviau, su kuria valstybė siektumėte pagerinti santykius tapęs prezidentu? Pirmas dalykas, mums reikia turėti labai gerus santykius su mūsų kaimynais, naujaisiais NATO nariais. Tai yra Suomija ir Švedija. Aš manau, Suomija yra numeris 1 valstybė, su kuria reikėtų pradėti bendradarbiauti labai ryškiai. Todėl, kad reikia nepamiršti ir Antrojo pasaulinio karo pamokų. Jie turėjo genialų Mannerheimerį ir Mannerheimo liniją padarė. Ir čia mes turėtume labai daug pavyzdžių paimti ir galvoti, kaip Lietuva turėtų elgtis šiuo atveju. Beje, mes turim sutartį su Latvija, Estija dėl įtvirtinimų pasienio. Ir čia būtų prioritetas daug didesnis, negu kad statys nacionalinį stadioną, tą, ką daro dabar 160 milijonų. Tai čia jau vėl šonas. Tai pirmas dalykas su jais. Antras dalykas, mes turim su Lenkija turėti gerus santykius, vienareikšmiškai, tai mūsų gynybai būtinas dalykas yra užtikrinimas. Mes galėtume paimti lyderystę
turiu vadinamą 3 jūrų politikoje, dabar kas vyksta, Adrijos, reiškia, Baltijos ir turėti, ir čia turėti Višegrado valstybės, tarp kitko turėtų būti mūsų taip pat akcentas, dėl to, kad Višegrado politika ir ta partnerystė galėtų stiprinti mūsų identitetą, mes patys esame centrinė Europos valstybė, tai tokie būtų pagrindiniai akcentai. Gerai, kaip vertinate žmogaus teisų situaciją Lietuvoje ir kokiu požiūriu turėtų turėti Lietuvos politika šioje srityje? Dar vienas klausimas iš... Žmogaus teisų padėtis Lietuvoje, mano supratimu, yra apgailėtina. Ir visų pirma, kalbant apie politikų požiūrį ir valstybės kišimąsi į privataus asmens veiką, Lietuvoje nėra įstatyminių normų, kurios reguliuotų privačių duomenų rinkimą gatvėse esančiomis kameromis ir panašiai. Yra viskas poįstatyminiais aktais, mes net nežinome, kaip policininkas, kuris turi teisę prieiti, ten tos poįstatyminės tvarkos policiniai sprendimai yra absoliučiai, mano supratimu, ne vietoj. Tai valstybė savo leidžia ženkliai daugiau, negu kad reguliuojama privatiem asmenim, tos pačios, reiškia, ir čia mes turime problemą. Tai yra valstybės kišimasis į privataus asmens veiką, į privataus perteklinį reguliavimo veiką. Kiek tai liečia žmogaus teises bendrai, tai mano supratimu, reiškia, tarp privačių asmenų, mano supratimu, jos yra padorioj būklei, būna bylų, būna teismų, būna neteisėtų veikų, bet jos yra reguliuojamos ir jos yra sprendžiamos teismais ir teisinė tvarka. Dar vienas klausimas, kuris labai svarbus, tai yra koks jūsų požiūris į saugumą, ypač atsižvelgiant į karą Ukrainoje ir koks yra Lietuvos diplomatijos vaidmuo, kai kalbam apie saugumą regione. Aš jau minėjau, kad Lietuvos užsienio politika, mano supratimu, yra eksperimentinė daug kur, jinai daro labai daug klaidų. Aš jau minėjau apie Taivano sprendimą, kuris buvo klaida, akivaizdi. Kai vyksta karas Ukrainoje, Rusijos užpulta Ukraina, mes turim frontą ir turim šalia valstybę, kuri mes matom iš jos grėsmę, mes sukuriam dar antrą frontą su Kinija, tiesa ne karinį, bet ekonominį frontą. Tai yra absoliučiai nepriimtina. Mes sukūrėm su eksperimentinė politika dalinių tranzito draudimu, aš jau apie tai minėjau, didžiulę klaidą padarėm. Žiūrėkit, čia ne mano žodžiai, čia yra Davidonytės ir Pancerovo. Jeigu kalbėt apie tą dalinį tranzito draudimą, kuris įvyko, aš nežinau, turbūt niekas to negirdėjęs, dėl to pas mūsų žiniasklaida apie tai nerašė. Pancerovas tik apie tai parašė su Davidonyte knygoj, tai yra faktai. Kai vyko karas, Jungtinės Amerikos valstijų diplomatai sako, nedarykit jokių agresyvių veiksmų. Lietuva padaro dalinį tranzito draudimą, tos dviejopos paskirties prekiam, tuomet rusai pagazdina karinių atsakų, tuomet Antony Blinkenas, JAV valstybės sekretorius, atsisako kelti Gabrieliui Landsbergiui ragelio. Čia ne aš sakau, čia yra parašyta faktai Davidonytės ir Pancerovo knygoje. Tuomet Jungtinių Amerikos diplomatai praneša mūsų diplomatams, pasako, jeigu įvyks dėl to kokių nors pasekmių, būsit atsakingi už tai vieni, mes jums nepadėsim. Ir tuomet Gabrielius Landsbergis išvyksta į komandiruotę, Šimonytė atšaukė spaudos konferenciją, turbūt, kad neišlystų šitie Vašingtono klausimai. Ir galų gale po keletos mėnesių prezidentas Gitanas Nausėda sako, aš pasitikiu Gabrieliu Landsbergiu. Mano supratimu, tai yra akivaizdžios užsienio politikos klaidos. Užsienio politikoje reikia būti ypatingai atsargiam priimant sprendimus. Ne vienas asmuo turi juos daryti ir nedaug. Tai yra kolektyvinis sprendimas, nes klaida užsienio politikoje yra ilgalaikiškesnė net už klaidą, kurią padarytumėm, jeigu darytumėm, tarkim, nacionaliniai politikai. Gerai, galvokit klausimus, dabar jau jūsų laikas bus ir kol jūs galvojat, aš dar tokį noriu pabaigai linksmesnį klausimą užduoti. O kas nors gero nuo jūsų yra toj Lietuvoje ir viskas kaip to Go Vilnius reklamai naujoji klausykite. Taip jau tai viskas blogai. Gerba Daiva, yra labai daug gražių dalykų, tiesiog yra labai mažai laiko, kad apie tai galima būtų kalbėti. Yra gražių dalykų, kuria prasme. Jeigu kas nors išvažiuotų į posovietinę erdvę, tai pamatytų, kaip Lietuva skiriasi nuo posovietinės erdvės, tai kokie nors ten Kazakstanai ir panašiai. Mes tikrai esam labai daug pažengę, mes esam daug atradę vakarietiškos kultūros. Jeigu net palygintumėt ukrainiečių kultūrą vidutinę su mūsų kultūra, jinai yra ženkliai toliau, mes tolerantiškesni,
mes gebam bendrauti kitokių lygmenių, mes suprantame ir vertiname vienas kitą. Tų dalykų yra daug, net ekonominė prasme mes esam gerokai paaugę. Tačiau žinot, pavyzdžiui, ekonominė problema kokia didžiulė. Atskirtis, taip, prezidentas ir turi matyti problemas. Kas yra gera, jūs pasakysit. Kai mane išrinko pirmą kartą advokatų tarybos pirmininku, aš į antrame ture nugalėjau, pirmame ture per 9 balsus išėjau į antrą vietą ir tada laimėjau pirmą vietą. Po 4 metų, kai aš atėjau dar kartą į rinkimus, mane pirmų turų išrinko beveik 85% advokatų. 85 iš pirmo turo. Kodėl? Už tai, kad atėjau, mačiau problemas, važinėjau su advokatais, mes irgi šventėm, mes irgi draugavom, irgi sakėm, kas yra gero, bet matėm, kas yra blogo ir ką reikia tvarkyti. Padariau ir mane išrinko 85% balsų daugiau. Čia daug atsako į klausimą jums. Gerai, tai jūsų klausimai. Matau rankų mišką. Aš klausimą. Aš įtariu, kad jūs tai nerinkėjas. Aš rinkėjas, aš vieną techninį klausimą kandidatą. Aš vieną techninį klausimą man kilo. Visiškai sutinku dėl tų čekiukų, kur buvo Kaune. Ir kur dabar 4 ministrai yra, ne tenais, ta visa istorija. Tai aš tiesiog norėjau techninį klausimą. Ar jūs manote, kad Matijošaitis turėtų išeiti iš Kauno mero, nes lygiai taip pat jam yra byla, nes lygiai tokiais pačiais čekiukų sistema naudojosi ir jisai. Ta prasme, nes jie lygiai taip pat kaip ministrai, jisai sukūrė tą sistemą, kurią naudojosi ir ministrai, ir visi jie yra toj pačioj istorijoje. Tai norėjau paklausti tiesiog... Ar jūs tikrai neklystat, Matijošaitis yra minimas ikiteisminėje tyrime? Tai jisai lygiai tokioj pačioj yra padėti, kaip ir... Yra skirtingi dalykai, kai asmeniui pradedamas ikiteisminis tyrimas ir kai kažkas sukuria kažkur ir mes manom, kad galbūt jisai yra prisidėjęs. Ponas kandidatė, jisai naudojasi lygiai tą pačią sistemą. Tai aš norėjau paklausti, ar ta sistema, kurią naudojosi ir lygiai tas pačias blankus nešė, tai ar Kauno meras šitoje situacijoje, būdamas toje pačioje padėtyje kaip ir ministrai, turėtų, nes aš taip suprantu, jūs sakote, kad ministrai turėtų eiti lauk. Ar Kauno meras dėl šitos situacijos turėtų eiti lauk? Būdamas toje pačioje situacijoje. Politikas, prieš kurį pradedamas korupcinis ikiteisminis tyrimas, turėtų prisimti politinę atsakomybę ir išeiti. Ir tai yra normalus ir vakarietiškos demokratijos ir politikos pavyzdys. Okay. Dar pratęskit dėl Kauno mero, dėl jo nenoro išeiti iš Rusijos rinkos. Jis labai faina. Žinot, aš manau, kad jeigu vertint moraliai, aš nepritariu. Dėl to, kad mano supratimu mes turime palaikyti vakarų visą spaudimą, kad kuo greičiau pasibaigtų karas. Tai yra pagrindinis tikslas. Karas Ukrainai. Ir tuo labiau iš vis pagrindinių bazė, tai yra, kad Lietuvoje nekiltų karas. Čia yra bazė, nuo kurios turime atsispirti, darydami bet kurį sprendimą politinį. O kalbant apie vertinimą teisinį, tai jeigu jisai pažeidė kažką, tai reikia pradėti teisinius tyrimus bylą ir tada bus sprendimai. Klausimų, gerai. Dar vienas klausimas, ponė Vėgėlė, patikslinti jūsų tas susijungimas su Ramūnu Karbauskiu. Ar jums buvo Seimo pirmininko postas pažadėtas, jeigu nepavyktų prezidento rinkimuose? Pirmą dalį jūs girdėjau, kad mes susijungėm, pasirinkęs atsidarė. Morališkai susijungėm. Pasirinkęs įstatymas nepriimtas, kol kas dar mes tikrai nesusijungėm. Visų pirma, prieš išsakydama klausimą, tai pamėsiu dar daugiau akmenukų į prezidentinių kandidatų sąrašą. Mažai pasidarė pačiūdėjo, kad labai sunkiai sekėsi prisikviesti nors kokią nors formą apsireikšti kandidatuojančius į prezidento postą. Tai tuo pačiu išsakysiu padėką tiems, kurie vis dėlto nors kokią nors formą apsireiškia. Pernai pas mus lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė ir jinai išsakė, kad turinti nuogąstavimų dėl Lietuvoje smukančio pilietinės galios indekso. Tai šitoje vietoje akmenukas jums į daržą, ačiū, kad nepadedat mums to indekso pasikelti, bet jeigu jūs to nedarot, mes pasidarysim patys. Dėl dabar rinkiminių programų. Pasižiūrėjau gerai, yra 4 kandidatai, kurie čia pas mus lankysis, tai reikia tą progą išvilktelėti programas. Ir ką jūs savo galvojat, kandidatų 4, programos rinkėjo puslapyje yra 2. Ir ne viena iš tų 2 programų nėra to kandidato, kuris čia ką tik šnekėjo apie aiškę rinkiminę programą. Tai kur po velnių ta jūsų programa yra?
Ir nešnekam dabar apie tos kitus kandidatus, kurie programų dar neįkėlė, tai su jais turbūt bus galima tą klausimą iškelti atskirai. Taip pat, pastaba dėl referenduminių kartelių. Taip yra pasitaikę mano gyvenime, kad esu susidūrusi su žmogum, kuris šiaip yra skaitęs ir dar vakcinuojas Konstitucijos juodraštį. Yra priežastis, kodėl tos kartelės, kaip saugikliai, atsidūrė ten tokios, kokios jos yra. Tai buvo dėl to, kad kai buvo rašomas Konstitucijos juodraštis, pasaulis, kuriame gyveno Lietuva, buvo labai kitoks ir buvo labai realios rizikos, kad sušaukus referendumą Lietuva kažkurio metu taptų Sovietų Sąjungos dalimi. Ir tie žmonės, kurie rašė, peržiūrėjo vakcinuoto Konstitucijos juodraštį, norėjo mus nuo to apsaugoti. Ir aš tikrai labai prašau, kad ir kas bus išrinktas į Lietuvos Respublikos prezidentus, neliesti, nejudinti, nečiupinti kartelių, tegu jos būna, kokios jos yra, nes tai yra mūsų pagrindinio valstybės įstatymo saugikliai. Nejudinti. O dabar dėl klausimų. Nežinau, nebent ten norite, kad būtų valdoma kaip Šveicarijai, kur kantonai nesusitarė dėl referendumų, kaip ten nuties geležinkelį. O dėl to paties klausimo, tai mano tada klausimas gerbiamam kandidatui yra, nelabai čia kol kas išgirdau ir nelabai supratau dėl Lietuvos geopolitinio saugumo didinimo, tai norėčiau paklausti, kokiais Konstitucijoje numatytais Lietuvos Respublikos prezidentų prieinamais mechanizmais didintumėte Lietuvos geopolitinį saugumą savo kadencijos metu. Būčiau labai dėkinga už konkrečius pavyzdžius. Ačiū. Ačiū Jums. Tai pirmas dalykas dėl programų, tai jūs turbūt netyžiai tikrino. Dabar pat galėtumėte atsidaryti. Vakar žiūrėjau prieš Tai reiškia, labai netyžiai tikrino, nes mano programa yra įkelta ir tai net rašė apie tai žurnalistai. Man atrodo, 15 minučių ar diena LT visai neseniai aprašinėjo apie tai, kad 4 kandidatai yra įkėlę, o kiti yra apskritai net neįkėlę. Tai VRK tinklapį sutrumpinta programa yra, o jeigu reikia daugiau informacijos, ignas.lt, labai daug informacijos ir programa ir visi kiti dalykai. Tai drąsiai tikrinkit, skaitykit ir klauskit. Pasižiūrėkit, kad rinkėjo puslapyje. Dėl antro dalyko, žinot, aš kitaip sakyčiau, neduok Dieve, kad piliečiai nebūtų atstovaujami, aš sakyčiau, duok Dieve. Ir kad piliečiai būtų galų gale atstovaujami. Nes nepasitikėti žmonėmis tai yra nevakarietiška tradicija. Tai yra nevakarietiška demokratija. Tai yra kraštutinės kairės dabar propaguojama ideologija, pagal kurią mes žinom geriau negu jie. Mano įsitikinimu, politikas privalo atstovauti savo valstybės piliečius. Ir nereikia užsiciklinti prie referendumo. Aš kalbėjau ir apie įstatymų iniciatyvos teisę, kuria konstitucija įtvirtinta ir kuri neveikia dėl įstatymų įdingo. Aš kalbėjau dėl politikų neatsakomybės ir būtinybės atsakyti. Ir kalbėjau apie 4 dalyką, apie viešo intereso gynimą. Tai visus šitus 4 instrumentus įdiegus, politinė sistema natūraliai pradės keistis dėl to, kad visuomenė galės spausti politikus daryti tai, kas yra naudinga jai ir naudinga valstybei. Bet žinokit, puslapyje www.prezidentogalios.lt prie prezidento galių, kur ten surašyta su konkrečiais konstitucijos straipsniais, tai ne visai žinokit tie instrumentai surašyti, kuriuos čia pavardėjot. Tai rekomenduoju nueiti pasižiūrėti. Tai žiūrėkit, tai jeigu jūs žiūrėsit išvestinių, jūs turbūt, mes esam, aš tai, kad jūs tikrai turite mokslo laipsnį kažkokį, ir aš mokslininkas irgi, tai mes išvestinių šaltinių nežiūrim. Prezidento galios LT puslapis man yra ne šaltinis. Mano šaltinis yra konstitucija ir teisės aktai. Tai pagal teisės aktus ir pagal konstituciją tai, ką aš sakau, tai yra prezidento galiose ir galių apimtyje. Prezidentas gali pasiūlyti įstatymus ir tuos įstatymus suderinę su vyriausybė gali sutarus su Seimu, gali priimti. Čia yra grinai noras įgyvendinti savo politinės viziją. Jeigu nori prezidentas, jis tai darys. Nenoris, gali to nedaryti. Nors kalbant apie geopolitinį saugumą, tai ten didžiulės galios yra prezidentui. Prezidentas, kaip žinote, yra užsienio reikalų vadovas, iš principų užsienio politikos, jis vadovauja užsienio politikai, kai klaus, ir jo galios yra ten labai didelės. Net kalbant apie Europos tarybos, dalyvavimą Europos tarybos veikloje, kalbant apie
įvairių tarptautinių konvencijų teikimą ratifikuoti, daugiašalių konvencijų teikimą ratifikuoti Seimui ir taip toliau. Nuo jo priklauso, ką teikti Seimui ratifikuoti. Tai prezidento galios užsienio reikaluose, patikėkit, tai yra, sakau, 3 sritis ryškiausios. Teisingumo sritis, tai yra numeris 1 prezidento veikla, 2 užsienio reikalai ir 3 krašto apsauga, na, jeigu kyla karas, ten yra tokia labai ryškios politikos. O visur kitur jis ir vidaus politikai turi, va tiek. Grybauskaitė savo laiku labai gudriai, mano supratimu, nelabai tinkamais metodais, bet labai gudriai buvo priėmus galę savo. Aš jau priminsiu, Grybauskaitė prieš skiriant ministrus egzaminavo juos kalbos. Atsimenat, buvo tokie faktai. Grybauskaitė paskirtų ministrą ir sakydavo, dabar aš egzaminuosiu kalbą, žiūrėsiu ir jis moka. Jeigu prezidentas nori, jis švietimo ministro, kuris siūlo, kaip jisai sako, vertybiškai jam labai nepatinkančius sprendimus, net netvirtintų. Jis patvirtino, po to sako, žinot, aš tai kitaip noriu. Ministras sako, aš noriu taip. Viskas. Gerai. Paskutinis klausimas Ignui Vėgėlei ir tada jau bandysim kitą kandidatą pakalbinti. Ačiū už labai daug skirtingas temas, labai sunku susifokusuoti klausimą. Vieną padarką, bet manau apibendrinant viską, žiūrint iš didelės perspektyvos makro. Dėl ko mes visuomenėje turim pagrindinės problemas yra, kad vakarų visuomenėje demokratija buvo labai stipriai paveikta populizmu. Ir mes negalim turėti jokių ilgalaikių sprendimų. Nei klimato kaitos klausimais, nei turto nelygybės, nei mokestinė sistema. Kaip šitas perėjimas prie referendumų, prie bet kam leidimo pasisakyti ir sprendimų keitimo potencialiai kas 3 mėnesius, kas nežinau kiek referendumų per metus įsivaizduojant, čia turėtų būti Lietuvoje skirtingais klausimais. Kaip tai veikti ilgalaikį perspektyvą ir mums priimti struktūrinės reformas tiek klimato kaitoje, tiek infrastruktūrą, tiek teisinę sistemą, tiek edukaciją. Panašu, kad tiesiog teisinys to populizmo ir jūs norite galinti tą populistinę sistemą dar geriau paveikti mūsų sprendimus. Trumpai, ponia Vėgėlė, gerai? Man visada kelia šypseną klausimas apie populizmą. Pas mus populizmas yra įvardinamas kaip su negatyvia konotacija iš karto, ne? Populizmas yra blogai. Jūs paskaitykite apibrėžimą, kas yra populizmas. Populizmas tai yra populiarus asmuo, kuris siekia atstovauti populiariąją daugumą. Viskas yra tvarkoj. Tai čia mes įdėjom į tą žodį negatyvią konotaciją. Šia prasme, norėdamas atstovauti piliečius, aš esu populistas. Taip, nes mano tikslas bus atstovauti Lietuvos valstybės piliečius. Kalbant apie, reiškia, populizmo, aš ir pasakysiu dar vieną dalyką. Esu tikras ir vienintelis būdas sutarti su tauta ir piliečiais, tai yra kalbėtis, tai yra girdėti. Aš buvau advokatų tarybos pirmininkas, aš priėmiau labai nepopuliarius sprendimus. Tame tarpe advokatai patys priėmė sprendimą pasididinti savo įmokas advokatūrai. Galit patikėti, pasididinti savo mokesčius patys visuotiniam susirinkimui. Kodėl? Nes aš buvau populistas, kalbėjau jiems, kam to reikia, įrodžiau, kad to reikia ir advokatai nubalsavo ir pasikėlė savo mokestį. Pabandykit dabar padidinti mokestį negavęs negatyvą valstybei. Gausi didžiulį negatyvą. Tam, kad, pavyzdžiui, įvesti naują mokestį reikia kalbėti, aiškinti, įrodyti ir tauta supras. Reikia gebėti, kalbėti, valdyti ir girdėti. Ačiū. Poros minučių techninė pertraukėlė, niekur mes dabar neįsivaikščiame. Ačiū labai. Tik tai, kad mikrofonus sutvarkyti.